Tyrinėdami liuteroniškąją Prūsiją, ją menančių žmonių ir istorinio palikimo ženklų vis ieškome Klaipėdos krašte, mažojoje Lietuvoje. Įstabaus grožio žemėse, palei Nemuną ir Kuršių marias, nuo Smalininkų iki Nemirsetos, rytprūsius atmena vos keletas senųjų klaipėdiškių, raudonų plytų pastatai ir šimtai gamtos glėbyje paskendusių senųjų kapinaičių. Daugelis jų pamirštos ir apleistos, o čia besilsinčiųjų vardus saugo vienas kitas išlikęs kryžius. Tokios buvo ir išnykusio Baltupėnų kaimo kapinaitės Pagėgių krašte, netoli Vilkyškių ir Viešvilės. Tačiau šiais metais vietos bendruomenė, pagerbdama senųjų šio krašto gyventojų atminimą, ėmėsi tvarkyti ir gražinti šias kapinaites. Tai, mielieji, kaip čia taip nutiko, kad jūs darbuojatės kapinaitėse šiose, tai čia Baltupėnai tik vienos iš, čia prieš tai ir kitos buvo, taip? Papasakokit. Pradžia buvo Astos Vėžininkų kapinių tvarkymas, jinai suorganizavo talką ir po vienos talkos per pietus pradėjom šnekėti ir kadangi aš esu šio krašto seniūnaitė 7 kaimų, ir sako, būtų labai įdomu pažiūrėti, kaip tos kitos kapinaitės atrodo. Mudu su Onute, draugė, pasimėm Aldutę, nes Aldona mūsų yra vyriausia šio krašto gyventoja čia. Ir mes pravažiavom per visas tas kapines, pažiūrėjom. Važiavom čia į Baltupėnus. Čia buvo tokia aukšta didelė žolė, kad iki kapinių galo nedabridom. Šį pavasarį jau sakėm, gal sokaičių, rudenį jau sokaičių biškį apsitvarkėm, o jau Baltupėnų palikinsim pavasariui. Ir Asta balandžio mėnesį skambin man, sako, Dievo dovaną gaunam 20 kareivukų, talką. Jėgos vyriškos. Labai daug pridėjo mūsų girininkė Dalia. Tai jinai atsiuntė darbuotojus, tai čia buvo krūmynai, šabakštynai, viską išpjovė, o tai tiem kareivukam reikėjo viską išvilkti, visus krūmus, visus medžius šitas. Tai va, kapukus apravėjom. Paskui dar Astas organizavo 2 talkas su mokiniais Vilkyškių Bobrovskio gimnazijos ir Šaulių gimnazijos šauliukai. Tai va, dar tuos 2 talkos, tai va, šitai padarėm, kad matosi, kad tai yra kapinis. Gerbiama Dalia, kaip jūs įsijungėte į šias veiklas, būtent kapinių tvarkymo, kaip viskas prasidėjo? Pradžia tai gal buvo tokia labai paprasta ir graži, nes aš gyvenu pačioje Jūrovoj, tai yra miške, nedidelė gyvenvietė. Ir ten visiškai netoli namų yra senos kapinaitės. To kaimo ten, kaip sako miškininkų, ten ir urėdas tų laikų palaidotas. Tai va ta tokia bendrystė su mišku ir su kapais. O paskui, kaip pradėjau gilintis ir tyrinėti, kad tuose miškuose daugiau yra tų kapinaičių. Kai kurios kapinaitės yra mūsų teritorija, miško teritorija, ir jas mes vis tiek irgi patvarkom. Žolę nupjaunam ir elementariai tvorą ten ar patvertą ar kažką padaryti. Tokia švara, kad būtų. Tai iš tikrųjų va, tas noras buvo, kad kažkurias tai patvarkyti tokią, truputėlį, rimčiau. O paskui kažkaip netikėtai per vieną mūsų organizuotą šiukšlių rinkimo akciją susipažinom su Asta ir pasišnekėm, kad mūsų norai vienodi. Ir prasidėjo ta veikla tokia. Tai pradėjo jie ir Vėžininkų kapinaitės ir paskui irgi mes prisidėjom ir paskui Baltupėnų ir tas pats ir dar vienos kitos. Čia eina viskas į priekį dabar ir tikriausiai, kol mes sakom, kol dar turėsim jėgų, nesustosim. Viską Asta yra čia pradėjusi, jinai pakvietė mane, nes aš irgi truputį tų kapinių tenais arčiau Žukų, šiek tiek einam, prižiūrim, kažką tvarkom kryžius, tai pakvietė ir aš prisijungiau. Prisidėjome prie to kryžiaus gamybos finansiškai,
parapija, žinai. Žukų parapija. Žukų parapija ir mes užsakėm, padarėm, būtent padarysim tą pavadinimą kapinių. Lentelę. Lentelę jo, kad čia yra Baltupėnų kapinės. Ir vyrus va įkalbino taip pat, ar ne? Taip. Kaip, papasakokit, kaip jūs čia įsijungėt? Nu, tai prisijungėm. Jis daugiau, jis ateivis. Bet jis daugiau, čia mane dar daugiau paragina, negu jis pats, kad jau jis tai visą laiką dalyvauja. Kas tik kur be pakvies. Taip. Smagiau, kai kartu su antra pusės. Kaimynų Jankausku juodu jau patriotai tų kapų čia. Nu, stengiamės nepraleisti. Nepraleisti. Tai visur, kai tik būna talka, tai taip ir Jeigu dalyvauja. pakviečiame esam, tai jo. Jeigu žinom, sužinom. Aš taip pati pasisiūliau. Su Aldute tai buvo tokia istorija šį pavasarį. Aš po pirmos talkos skambinu ir sakau, Aldute, aš noriu tave nuvežti į Baltupėnus ir parodyti, ką padarėm. Kaip kapinės pasikeitė. Jis sako, aš nenoriu važiuoti pažiūrėti, aš noriu atvažiuoti dirbti. Ir į sekančią talką mes atsivežėm Aldoną. Ir čia pagrindinė organizatorė tai yra Astutė, o mes visi kiti esam ta juodoji darbo jėga. Padėjėjai, bet jūs savo rankom tą darot, jūs skiriat savo laiką, savo jėgas. Kodėl jums tas svarbu yra? Bendrystė. Bendrystė, kad visi namų išeiti, smagu pabendrauti. Ir padaryti gerą. Esam šio krašto gyventojai. Nuo širdies gerą darbą padaryti. Buvo pavasarį Žukų bažnyčioje paskaita, buvo Rakutis, ne, profesorius Rakutis atvažiavęs. Tai jisai pasakojo, kaip Mozūrijos krašte irgi suvažiavę Lenkai, vietinių gyventojų nebėra ir jie ten irgi kapinės tvarko, paminklus atstatinėja ir sako, kodėl jūs čia taip dirbat, nes jūs net šio krašto gyventojai. Sako, mes tada, kad nebūtumėm atėjūnai, kad mes būtumėm šio krašto gyventojai, mes mes esame atėję visi. Tai mes irgi, mes dėl to, kad mes esam dauguma ne iš čia kilę, tai mes turim teisę čia gyventi, nes mes tvarkom tą kraštą. Tai jūs tokią pareigą jaučiat? Tokią pareigą jaučiam. Gerbiamas Kęstuti, papasakokit, prašau, kaip jūs įsijungėte į šią veiklą kartu su Asta tvarkant kapinaitės, nes čia Baltupėnuose jau ne pirmas kartas, kai dalyvaujat. Gerbiama Asta, tokia energingas žmogus ir, kaip sako, mums dar kažkada ir pagėkiusi per įvairius renginius teko bendrauti. Jai kilo idėja iš tiesų mus pabandyti pakviesti ir kai jinai mus pakvietė, mes labai, priėmėm tą kvietimą, kadangi tai yra labai svarbus dalykai. Atmintis tvarkėm ir Vėžininkų kapinaitės liuteronų ir Sokaičių, dabar čia yra Baltupėnų kapinaitės, didesnį dalį savo energijos ir jėgų skirime jaunimui. Bet ne tik vyresniai pas mus veikloje dalyvauja, bet ir jaunimas. Tai pradėjom kviesti ir jaunimą, jie aišku savo noriškumo principų dalyvauja. Ir jaunimas irgi geranoriškai tą reikalą įsijungia ir ten eilė mokinių ir per stovyklas ir taip padeda mums tos darbus atlikti. Šauliai tai mūsų yra, nežinau kaip pasakyti, nežinau kokį tą žodį reikia. Dešinioji ranka, kur galima paskambinti dieną naktį, turbūt jie susiburs ir mums visada padės. Ačiū labai Vilkiškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos direktoriai Rimai Auštrieniai, kuri į tai labai pažiūrėjo irgi palankiai į tą mūsų bendrystę. Gimnazijoje yra šaulių būrelis. Tai tiesiog atvažiavo su 2 autobusais, atvežė mokinių, šaulių, tai kibo jaunimas labai greitai ir pati direktorė, pavaduotojas ir mokytojas, žinokit, čia buvo puiku. Iš tiesų tai tos tradicijos, tęstinumas ir jaunimo ugdymas tai yra mums labai svarbu kaip šaulių organizacijai ir aišku ir bendruomenės, kaip ir čia susirenka daug įvairių žmonių ir klebonas, ir meras, ir seniūnas, tai vyksta tokia susijungimo akcija bendrystės, tai iš tiesų mes džiaugiamės ir jaučiamės pakylėti po tokių darbų. 3 metai jau berods tvarkomi ir tikrai džiaugiamės, kad galim tą daryti.
Kai pavasarį atvažiavom, kaip nusipjovė žolė, pamatėm, ko mes rudenį nematėm, kad kapinių priekyje yra supuvęs kryžius žolėse įkritęs. Ir tada ir kunigas buvo Mindaugas, ir valdžios atstovai, tai pradėjom šnekėti, kad būtinai reikia kryžių atstatyti. Ir va šiandien turim rezultatą. Tačiau buvo laikas, kai šis kraštas neteko savo žmonių. Jie buvo priversti palikti savo gimtuosius namus. Pone Gerhardai, papasakokit, prašau, apie savo gyvenimą, apie savo šeimą. Aš gimęs čia Baltupėnų kaime. Toks molinis namas buvo, ten 3 šeimos gyvenam, tam name mes gyvenam, tie seneliai gyveno. Ir kaimynai dar gyveno, bernutai tokie. Kelintais metais jūs gimęs? 36 balandžio 4. Ar daug čia žmonių gyveno Baltupėnų kaime? Ar daug žmonių? Daug, labai daug. Gyventojų buvo virš 100. Palei Nemuną, Baltupėnai, o paskiau čia, kaip čia pravažiuojant, da būna Baltupėnėliai, bet priklausė skaitos prie Baltupėnų. Ir čia priklausė viskas Viešvilės parapijai, Viešvilės bažnyčiai šitas kaimas. Viešvilės parapijai. Baltupėnų 2 mokyklos buvo, vokiečių mokyklos ir lietuvių mokyklos buvo. O tai jūs ėjote į lietuvių ar į vokiečių mokyklą? Į vokiečių mokyklą jau. O jūsų šeimoje jūs kalbėjot vokiškai ar lietuviškai? Vokiškai kalbėjau ir lietuviškai kalbėjau. Čia buvęs didžiulis, labai vienas didesnių kaimų prie Nemuno Musek, Baltupėnai. Pažinau tokią moterį, kuri čia tarnavo iki karo, tai čia sakė viešbutis, 2 restoranai, apie 200 gyventojų kažkur. Tai turėjo būti bent jau apie 30 sodybų. Ir čia miškuose buvo labai daug tokių kaip satelitų Baltupėnų. Aplinkui čia dar pavaikščiojus, manau, nemažai rastum pamatų. Čia yra šiaip kilę iš šitų vietų tokie 2 žymesni dailininkai Vokietijai. Berods Andriušaičiai pavardės, jie yra kaip jie peizažistai, skaitosi jo, ir jie vėliau pasitraukė Berlyne, jie broliai buvo, žinau, kad kažkur tai čia jų yra miškuose gimtoji vieta. Kai karas prasidėjo, kur jūsų šeima traukėsi, ar jūs čia likote? Mes buvom pirmą kartą mus išvakavo į Pomeraniją. Tų Pomeranijų mes ilgai nebuvom. Iš tenais mes grįžom atgal. Tais pačiais metais, spalio mėnesį, ar kaip žandaras toks, atsimenu, kad taip buvo, Kaukolė. Tupinkopė mirtininkai vežė mus į Saksoniją. Įsaudino į traukinis ir į Danzigą nuvažiavom. Nuvažiavom į Danzigą su laivu. Naktis ta tokia nerami buvo. Tai lėktuvai skraidė, bombardavo tos laivus. Tai mūsų tas laivas iš šviesas užgesydavo, kiti tie laivai atsišaudydavo. Kai tik tie atsišaudydavo, tai tokia nuskandydavo vis. Tik išlaipino iš tų laivų. Ir tas laivas tik tai atsišvartavo nuo kranto. Ir tik pavažiavo galiuką ir bombardavo ir nuskendo tas laivas. Tai jūs tik per stebuklą likot gyvi? Per stebuklą. Ir dar kai buvo. Ir dabar toliau važiuoti nebuvo, kaip traukinių nebuvo. Tai važiavo vokiečių ešalonas ginklų. Ir kaip padėtų tas rusų jau naikintuvas. Tai kad tiek nusileido, kad maisu visai bajatas tu mano. Ir tiratina. Aš tik akikės taip užsiėmiau. Tai jis pralikė. Pro mus kažką truputėlį pakilo ir vėlės tiratina. Kitus vagonus, kur užpakalį nebuvo atkabydavo, palikdavo degančius. Žmonės šaukė, gelbėt, o ką aš gelbėt galėjau. Bet jūs likot gyvi? Mes gyvi. Tai, nežinau, per plauką, stebuklas, kaip čia buvo, kaip.
tą pirmą fronto liniją tiesą užėmė amerikonai. Paskiau amerikonai, kad įtraukė, pabuvo tie 2 mėnesius, tiek pabuvo. Ir paskiau tik tai rusos užėjo. O, tai baisu buvo. Tai buvo taip baisu. Tas moteris prievartadavo, tas paauglės tokias. Baisu. Labai baisu buvo. Iš čia paskiau įvairiai važiavom. Kad mes gegužės 8 išvažiavom, o čia Lietuvo tik tai lapkričio pabaigų tik tai buvom. Ir arkliais mūsų vežė, ir trampalų tarkom vežė. Lavonų dar pilni pakeliai buvo. Guli pakeliaise lavonai, ant plento lavonai buvo. Tai jie mus kaip vežė, tai tas vairuotojas sustodavo, tas prasiskleisdavo, tas lavonas nenorėdavo traiškyti jau. O dar kas nors grįžo iš tų senųjų gyventojų? Ne, tų gyventojų iš namų negrįžo. Tik svetimi. Baltymų gyventojų tai negrįžo nei vienas. Nes tavo žodis yra. Kuo jums šitos kapinės brangios yra? Kas čia palaidoti yra? Čia jūsų tėvas palaidotas Čia man yra. tėvas palaidotas. Bet jau čia gerokai po karo, turbūt jau vėliau. Užduodus kasnė užmušti. Tikrai? Taip, tu žinot, nebuvo tos tvarkos, nieko nebuvo tos tvarkos. Eidavau, plišikaudavau, mesdavau lapušką ant miškinių, sako, matai, kaip man miškinė ką daro. O ne miškinė buvo stribai tie. Aha, ne partizanai darė, o stribai, taip? Bet apkaltindavo partizanus. Taip. O dabar sakykit, va čia, kad tas kapinaitės sutvarkė, kad kryžių naują pastatė. Ar svarbu jums yra? Taip, labai. Išpuošta dabar viskas gražu. Mes iš karto tai su broliu buvome aptvėrę štakietais. Brolis ir aš tai tą žolę išpjaudom. Pas jo brolis jau sveikata neleido, tai aš dar vienas čia. Nu ką aš čia vienas, ką aš. Per sunku jau jums buvo vienam. Pas jo tos tvoros supuvus, tos štakėta, viskas. Nu ir vėl lieko betvarkė. Tai dabar širdis džiaugiasi? Vai, kaip smagu dabar atėjau, tai vaja. Kaip dangui. Nuostaba. Kunige Edikai, kuo Baltupėnų kapinių sutvarkymas, šio kryžiaus pastatymas, kuo yra svarbus ne tik liuteronams, bet turbūt ir apskritai šio krašto gyventojams? Kas yra žmonės, sakykime, gal ne visiems, žmonėm, kurie yra daugiau kultūros žmonės, kurie yra arčiau paveldo išsaugojimo, žmonės, kurie šiaip mąstantys. Ir jie visą laiką, kaip dabar prisidėjo, taip jie visą laiką prisidės ir toliau prie bažnyčių tvarkymo, kaip prie parapijinių tokių kapinaičių. Manau, per laiką galima, nesakau, kad visas kapines atstatyti, to turbūt nepavyks. Būkim realistai. Bet tokių didesnių kapinaičių, manau, įmanoma. Kiekvienais metais sutvarkyti 2-3 kapinės. Kodėl tai svarbu daryti? Kodėl tai reikia daryti? Reikia dėl pačių žmonių, kurie dar čia gyvena. Kiek tų žmonių liko, tiek jie turi susitelkti, saugoti tą kraštą. O jeigu broliai katalikai padeda, o kunigas buvo šiandien, dauguma čia žmonių, kurie tvarkė, aš beveik tikiu, kad buvo 2/3, jeigu nedaugiau, Romos katalikai. Tai va draugiškai kažką galim padaryti. Kuo jums asmeniškai svarbus šie darbai? Tiesiog labai gerant dušas. Nežinau, gal iš pagarbos tiems žmonėms čia gyvenusiems. Nes dabar jau čia yra jūsų gyvenamas kraštas. Taip, mūsų gyvenamas kraštas ir galų gale, nu gal, kaip aš sakau, anksčiau tai buvo, kad atvažiuodavo tie senieji gyventojai, o ne iš Vokietijos. Dabar tų jau atvažiuojančių turbūt beveik nėra arba labai vienetai. Tai mes jau tvarkom, va tie dabar tvarkyti. Nu tiesiog patys galbūt dėl savęs. Ir tas jaunimas kitaip vertina. Ir va, mano girininkijos darbininkai tai irgi dar iš pat pradžių taip, ne. O va šiandien jie taip gražiai irgi sako, mes norim palaukti, kol kryžių pastatys, mes norim tą. Žiūri, kad va vis daugiau, vis kažkaip tai kitaip vertina. Gal kažkada tai nekreipė dėmesio, dabar jau kreipia dėmesį, jau ir jie nori, patys iniciatyvą rodo. Nu tai ir plečiasi tas ratas ir žiūrėk, kad gal kada ir nereiks mūsų, jau kiti sakys, mes tvarkom, mes darom. Nu.
istorinis palikimas, aišku, didžiulis to krašto yra, mūsų nėra vertinama. Lietuvoje tas palikimas, aš suprantu, aišku, kad nebėra gyventojų, bet istorija didžiulė to krašto ir kitokia nėra, čia, sakykime, 400 metų buvo kita valstybė. Ne? Ir kitokios istorijos čia nėra, tas 80 metų pokaris, čia, toks, nežinau, vien tik tai nykimo ženklai. Tai iš dalies yra ar gaila, žinai, mes per visus, kaip sakant, informacinės priemonės anksčiau bent daug kalbėjom apie misiją Sibiras, ne? Kad tenai daug, taip, ten tragiški likimai žmonių, aišku, kapinės, niekas ten jų ir neprižiūrės, važiuojam, tvarkom, ne? Bet čia panaši situacija yra. Ir čia daug arčiau, čia yra prie mūsų, aš suprantu, pasakys, tai čia ne mūsų žmonės, ne? Bet jeigu dar skaitomės kažkiek krikščionišką šaliam, reikėtų galbūt iš pagarbos, kad, kaip sakant, mes dabar valdom tą kraštą, ne? Bent jau prižiūrėti, kad nes čia tai dabar galima sakyti, čia bus etaloninės kapinės, ne? Bet už kelių šimtų metrų parodyčiau, kaip atrodo kitas kapinės, žinai. Sąrašas tų draugų, bičiulių, kurie į šį projektą, kaip sakykime, čia ne projektas, nežinau kaip čia įvardinti. Iniciatyva. Tokia graži, įsijungia labai daug. Gal jau bus koks virš 100 žmonių, kurie tiek Vėžininkos, Okaičios, Mociškiuose, Baltupinuose prisidėjo. Tikrai reikia atgaivinti visas, kiek leis mūsų sąlygos ir tada pagalba kitų žmonių sutvarkyti, aptvarkyti, palaikyti, kad būtų tikrai būtų gera atvažiuoti kiekvienam, sugrįžti tie, kurie žmonės yra išvykę Vokietijoje, Čikagoje, Amerikoje, po visą pasaulį. Jie vis tiek ilgisi tos savo šaknų, iš kur jie kilę, iš to mažo kaimelio, ten Vėžininkai, Okaičiai, Mociškiai, Baltupin. Jie žino, kad jų šaknis čia yra. Ir jie šitą visą pamatys ir aš tikiu, jiems širdis labai suripės, kad atsirado toks būrelis su kitų žmonių pagalba. Viskas gerai. Tikrai. Mes darom, kiti gal sako, kad ten savo reklamą, mes ne, čia jokios reklamas, nes čia yra ta, nežinau, turbūt Dievas pasako, kad reikia tai daryti. Taip, jeigu žinotumėm jų istoriją, jie irgi turi šeimas ir taip, gal jau nieko nebeliko iš tų šeimų, nei vieno žmogaus gyvo. Bet tą kapą reikia pažiūrėti, prieiti, nurauti tą žolę, palaistyti tą gėlę. Tai yra, aš tikiu, štai čia tas mūsų gražus branduoliukas ir mes turbūt kol gyvi būsim, parašysim testamentą. Kad Vėžininkos nelabai jau tų žmonių kažliek. Jo, testamentą parašysim, kad būtų jos. Dabar tik reikia prižiūrėti, prilaikyti. Viskas, jau mes turim daug ką padarę. Pradžia yra gera. Pradžia yra didelis darbas, jau yra padarytas. Daug. Tai mūsų klausia, kokia jums nauda. Kokios jūs naudos čia gaunat. Naudą gaunam didžiulę savo širdžiai. Jo. Ir visi tie, kas neprisijungia, tai va prašom prisijungti, nes dūšiai tai tai labai daug.